Русский мир. Вот такие у нас дела. Ukrainietis Pavlo – vienas daugybės žmonių gyvenančių karo zona tapusiose savo šalies teritorijose. Pavlo taip pat yra ir Lietuvoje veikiančios kriptovaliutų keityklos savininkas bei vadовas. Tik jis pats to nežino. Являетесь ли вы собственником компании под названием Arbismart в Литве? Это я первый раз вообще об этом слышу. Ukrainiečio tapatybė buvo pavogta, o prisidengiant jo pavardę galimai vykdomi finansiniai nusikaltimai. Tačiau kas pasinaudojo jo duomenimis, Pavlo bent artimiausiu metu nesužinos, nes 34 vyras buvo pašauktas ginti savo šalį. Pavogta Pavlo tapatybė viena daugelio problemų į Lietuvą atkeliavusių po to, kai Estija sugriežtino kriptovaliutų sektoriaus reguliavimą. Iš Estijos į Lietuvą persikėlė 10 kriptovaliutų keityklų. Ir sąžiningi verslai, ir tie kiti. Jie naudojasi tuo, kad mūsų šalyje šis sektorius vis dar menkai reguliuojamas, o prevencijos priemonės lengva apeiti. Taip į mūsų šalį persikėlė ne tik Pavlo tapatybę pavogę asmenys, bet ir sukčiai, Rusijai taikomų sankcijų apėjimui naudojamos platformos ir su valstybiniu banku Sberbank susijusi kompanija. Hi, it's Eli from Arbismart. Want to know how to reach financial freedom within a year? Take your investing to the next level. Jokio Ilajaus iš Arbismart nėra. Tiek šiame, tiek kituose kriptovaliutų keityklos Arbismart platinamuose video siužetuose kalba ne įmonės darbuotojai, o aktoriai iš Maskvos. Tai mūsų kolegoms patvirtino vienas iš aktorių. Mėgindama pritraukti investuotojus, Arbismart sukūrė ne tik netikrus darbuotojus, bet ir netikrus vadovus. Veikdama Estijoje, kompanija savo vadovais nurodė keletą šioje šalyje gyvenančių vyriškių ir net platino pranešimus su jų citatomis. Bet menami Arbismart vadovai neegzistuoja. Arbismart pažadais patikėjo mūsų pašnekovas Niko, kurio tapatybę slepiame jo paties prašymu. Nukentėjęs investuotojas pavėluotai suprato, kad Arbismart veikla primena finansų piramidę. My friend told me he's reliable, so it was more my friend. But my friend got, if you bring somebody else in, you get a commission. So, yeah, my friend was more convincing than he should be. So, actually, it's my friend's fault. Because he went for the commission and he convinced me. And I should have done my own research. Because if you do a little research, you know it's a scam. Vargais negalais Niko atgavo kelis tūkstančius eurų. Bet ne savo investuotą bitkoiną, kuris tuo metu buvo vertas apie 40 000. Kitiems investuotojams nepavyko atgauti net dalies Arbismart patikėto turto. Visą tą laiką Arbismart veikė Estijoje. Įmonės naudos gavėjų buvo nurodomas jaunas ukrainietis, kuris iš tiesų skendo skolose ir pragyvendavo iš pavienių ūkio darbų. Bet Arbismart nutarė išsikraustyti iš Estijos. Kodėl? Apie tai mums papasakojo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika. Estija, nelaukdama ES reglamentavimo, taip vadinamo MiCA, įsivedė licenzijavimą. Tai yra pasirinko kelią, kad norint vykdyti virtualių valiutų operatorių veiklą, reikalinga licenzija. Licenzijos gavimas yra sudėtingas procesas, nes reikalavimai yra pakankamai aukšti. Arbismart nusprendė, kad estiški reikalavimai per aukšti. Telegrame paskelbusi pasipiktinimą drakoniškomis estų taisyklėmis, kompanija išsikraustė į naujus namus. Štai čia. Nuo 2021 metų lapkričio šiame pastate 14 kvadratinių metrų patalpose oficialiai veikia bendrovė Arbismart. Tikslios patalpos, kurioje veikia Arbismart, neradome. Oficialiai nurodytais įmonės kontaktais niekas neatsiliepė. Patikrinę įmonės savininką radome ukrainietišką pavardę. Kita nei ta, kuri buvo deklaruojama Estijoje. Taip susipažinome su Pavlo Havrilovu, ukrainiečiu, kuris su Arbismart neturi nieko bendro. Что, кем? Являетесь ли вы собственником компании под названием Arbismart в Литве? Это я первый раз вообще об этом слышу. Я в этом вообще никак не участвовал и не участвую. Меня вызывали один раз и допрашивали, спрашивали, откуда у меня там фирмы какие-то, я там якобы а-ля директор. Но я об этом вообще ничего не знаю. Понимаете, какая история? Įmonės akcijų valdymas, naudos gavėjo statusas ir net Arbismart darbuotojo Pavlo Havrilovo LinkedIn profilis – visa tai netiesa. Bet pagrindinis Pavlo rūpestis dabar – neieškoti juo prisidengusių sukčių, o išgyventi kariaujant prieš okupantus.
Ну, мне сейчас не совсем до этого, потому что я в армию завтра уезжаю. Поэтому мне как бы решать эти вопросы сейчас не совсем Понимаю, удобно. конечно. Спасибо вам большое, что ответили. Понимаю, какая ситуация, и могу сказать только одно. Слава Україні! Героям слава! Policijos departamento teigimu, investicinio sukčiavimo suintensyvėjimas stebimas nuo 2020 metų. Kokia dalis sukčiavimo schemų susijusios būtent su kriptovaliutomis, tokios statistikos nėra. Anot policijos, daugelis šių nusikaltimų turi tarptautinį pobūdį, dėl ko jų išaiškinimas yra sudėtingesnis ir trunka ilgiau. Prie to prisideda ne tik nusikaltėlių naudojamų schemų tobulinimas, bet ir tai, kad aukos pavėluotai kreipiasi į teisėsaugą. Arbismart svetainėje ne viena melaginga detalė. Tarp jų atitikimas reikalavimui turėti Lietuvoje nustatytą minimalų įstatinį kapitalą kriptovaliutų keitykloms – 125 000 eurų. Kuo yra blogai, jeigu įmonė deklaruoja, kad turi 125 000, bet iš tikrųjų neturi? Atsitikus ieškiniams arba nukentėjus žmonėms, sakykime, nuo nusikalstamos veikos, tai jie neturi jokio turto, į kurį galima atsigręžti. Bet yra kriptovaliutų keityklų, kurios dėl įstatinio kapitalo pasistengia labiau nei Arbismart. Tarp jų kompanija Payeer, taip pat persikėlusi iš Estijos į Lietuvą ir rekomenduojama kaip įrankis Rusijai taikomų sankcijų apėjimui. И почему я сейчас хочу рассказать об этом кошельке? Потому что, друзья, в условиях санкций, да, не так уж много есть инструментов, которые работают. Šis vaizdo siužetas – instrukcija, kaip Payeer galima panaudoti kaip įrankį ir atlikti finansinės operacijas, kurių neleistų Rusijos finansų sistemai taikomos sankcijos. Oficiali Payeer buveinė štai čia – Sodų bendrijoje Vilniaus pakraštyje. Estijoje veikusi kriptovaliutų keitykla į Lietuvą persikėlė prieš maždaug metus. Skirtingai nei Arbismart, Payeer įregistravo įstatinio kapitalo padidinimą iki 125 000 eurų. Bet ne visiškai. Tai, ką Payeer įnešė kaip įstatinį kapitalą, nebuvo nei eurai, nei doleriai, nei kita įprastinė valiuta. Įmonė savo kapitalą padidino kriptovaliuta, kuria neva disponavo jos savininkė. Ar toks kapitalo padidinimas yra patikimas, paklausėme pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovės Eglės Lukošienės. Ta praktika, kurią jūs vardinate, neužtikrina to, kam tas įstatinis kapitalas jis apskritai yra reikalingas, kad jisai apsaugotų tiek klientus, tiek vartotojus, tiek pačios įmonės interesus, tai jis to panašu, kad netlieka. Atliekant šį tyrimą aptikome net kelias kriptovaliutų įmonės, kurios įstatinio kapitalo didinimui pasitelkė virtualias valiutas. Anot pašnekovės, toks veikimas rodo, kad kriptovaliutų keitykloms taikomi kapitalo pakankamumo reikalavimai gali būti apeidinėjami. Matyt, kad kaip ir daugelį atvejų įstatymo reikalavimas formuluojamas vienokiu tikslu, praktika nueina kita linkme. Payeer investuotos kriptovaliutos vertė kaip tik tiek, kiek reikėjo įstatinio kapitalo padidinimui. Patikrinus dokumentuose nurodytą virtualią piniginę, nustatėme, kad tuo metu joje tikrai buvo atitinkamas kiekis kriptovaliutų. Bet dabar piniginė beveik tuščia. Su Payeer atstovais pasikalbėti norėjome ne tik apie įstatinio kapitalo patikimumą. Klausimų iškilo ir dėl oficialių įmonės savininkų, ir dėl kitų reikalų. Tačiau nei telefonu, nei įmonės elektroniniu paštu niekas neatsakė. O dabar kelkimės į Maskvą. Ne bet kur. Į didžiausią valstybinį banką Sberbank. Nes ir su jo vadovybė susiję asmenys valdo kriptovaliutų verslą, atkeliavusi iš Estijos į Lietuvą. Money Amber. Štai tokiu baltišku pavadinimu Lietuvoje veikia kriptovaliutų keitykla Mercurio. Estijoje, veikdama kitu pavadinimu MoneySwap, platforma susidūrė su problemomis. Estijos tarnybos atsisakė pratęsti licenciją, motyvuodamos sprendimą neskaidria kompanijos valdymo struktūra ir kitais įtarimais. Patikrinus Lietuvos įmonės Money Amber registrų centrui pateiktus duomenis, sužinojome, kad oficialiu įmonės naudos gavėju nurodomas Piotras Kozekovas. Jungtinėje karalystėje gyvenamąją vietą nurodęs Rusijos pilietis. Dar vienas Rusijos pilietis liko už kadro. Money Amber valdoma per Kipre registruotą bendrovę MRCR Holdings. Vienas didžiausių jos akcininkų – Rusijos verslininkas Akshinas Džengirovas. Su kolegų iš Rusijos pagalba nustatėme, kad jo brolis Džangiras Džengirovas, valstybinio Rusijos banko Sberbank viceprezidentas. Mercurio į mūsų klausimus atsakė raštu. Platforma patvirtino, kad Akshinas Džengirovas yra trečias didžiausias jų investuotojas.
Kompanija tikino smerkianti karą Ukrainoje ir nepalaikanti jokių verslo santykių su Sberbank. Savo investuotojo giminystės ryšius su Sberbank vadovybė jie komentuoti atsisakė. Bet kriptovaliutų keityklos tai ne tik skambūs pavadinimai, technologiniai sprendimai ar kvietimai investuoti. Kaip ir visos finansų įstaigos, šios sektoriaus įmonės privalo užsiimti pinigų plovimo prevenciją. Bet tarp privalo užsiimti ir užsiima ne visada galima dėti lygybės ženklą. Kiekviena Lietuvoje veikianti kriptovaliutų keitykla privalo turėti pinigų plovimo prevencijos pareigūną. Šie specialistai atsakingi už įtartinų operacijų identifikavimą ir teisėsaugos informavimą. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad finansų sistema yra ta sistema, į kurią iš nusikaltimų gaunami pinigai gali būti įliejami į tikrąją ir jau taip vadinamą švarią ekonomiką. Tai kad tie pinigai, kitaip tariant, jie nebūtų išplauti iš nešvarių į švarius pinigus, kalbant pavyzdžiais, turi veikti pinigų plovimo prevencijos sistema. Tačiau kriptovaliutų operatoriai apie įtartinus sandorius praneša rečiau, nei būtų galima tikėtis. Kiek tokių pranešimų gauta pernai ir užpernai? Skaičius nedžiugina. Palyginus su tai, kiek mes turime įsteigtų operatorių, STR skaičius arba tų įtartinų operacijų skaičius yra pakankamai mažas ir bendrovių teikiančių yra pakankamai mažas. Anot Eglės Lukošienės, prevencijos specialisto darbas reikalauja tiek specifinių žinių, tiek laiko. Tai yra nuolatinis darbas, kurį turi dirbti, jeigu eina transakcijos, jas reikia stebėti. Pasidairius po darbo rinką, situacija atrodo kitaip. Radome bent 2 įmonės, vieną lietuvišką ir vieną estišką, aktyviai siūlančias prevencijos specialisto darbą ir žadančias mažą darbo krūvį. Estijos kompanija Gofaisen & Scherle padėjo ne vienai Estijoje veikusiai kriptovaliutų keityklai persikelti į Lietuvą. Tarp siūlomų paslaugų ne tik įmonių steigimas, bet ir prevencijos specialistų suradimas. Gofaisen & Scherle skelbiamas darbo pasiūlymas pristatomas kaip ideali galimybė studentui. Kaip papildomas darbas užimsantis nuo 1 iki 20 valandų per mėnesį. Atsiliepiame į šį skelbimą. Darbui pasiūlėme tai, ko nori darbdavys. Studentą be patirties. Just before I'm sending my CV, do I need to have some kind of experience with money laundering? No. So it's totally fine because, you know, I'm a student and my studies aren't really connected with economics, crypto or whatever. So I'm thinking if this is a suitable job for me. Į Gofaisen & Scherle kreipiamės raštu, prašydami paaiškinti, kaip užtikrina savo klientams siūlomų prevencijos specialistų kompetenciją. Atsakymo kol kas negavome. Dar viena prevencijos specialistų paslaugą siūlanti įmonė Vilniuje veikianti kompanija CAML. Bendrovė viešai skelbėsi tokiais specialistais aprūpinanti net 20% Lietuvos kriptovaliutų rinkos. Viešai prieinami duomenys rodo, kad CAML turi kiek daugiau nei 20 darbuotojų. Vidutinė alga čia svyruoja minimalaus darbo užmokesčio rėmuose, ar net žemiau. Eglės Lukošienės teigimu, tikri prevencijos specialistai uždirba gerokai daugiau. Jeigu tai yra mažiau patirties turintys specialistai, tai yra iki 2600 ant popieriaus. Ir jeigu tai yra jau labiau patyrę specialistai, būtų nuo šitos sumos, nuo 2600. Ir tada jau į viršų. Dabar aš esu studentė, studijuoju žurnalistiką, esu dirbus vienam knygyne, Kėdainiuose. Ar aš galėčiau dirbti pinigų plovimo specialistė? Atsakymą į šį klausimą radome kitu būdu. Benita pamėgino įsidarbinti bendrovėje CAML. Mes čia visada ieškom 99% tik tai, kaip čia nepilnos darbo dienos, o toliau dabar bijau pasakyti, bet plius minus nuo 10 iki 20 eurų už valandą. Susisiekus su įmonės vadovu Povilu Norkūnu, pašnekovas nustebo dėl klausimo apie studentų darbinimą prevencijos specialistais. Mums ekspertai sakė, kad čia yra tokie skaičiai, kurie nepanašūs į realias algas, būtent AML specialistų sektorėje. Aha. Ir ką? Kas iš to? Tai klausimas, ar tie žmonės yra pakankamai kvalifikuoti ir be to, kaip suprantu, ir studentus darbinat. Atsiųskit klausimus raštu tada, ačiū. Vėliau atsiųstame laiške CAML vadovas patikino nepriimantis į darbą kandidatų turinčių mažiau nei 2 metų patirtį. Į klausimą, ar į darbą priima patirties neturinčius studentus, jis atsakė taip.
Mes nekontroliuojame mūsų darbuotojų laisvalaikio, jų priimamų sprendimų dėl savo ateities, karjeros ar papildomų studijų. Sienos praktikantės Benitos kandidatūrą bendrovė CAML atmetė, motyvuodama patirties stoka. Lietuvos tarnybos jau kurį laiką stebi kriptovaliutų keityklų migraciją iš Estijos. Anot Audriaus Valeikos, Estijos pareigūnai dėl to įspėjo ir paragino imtis veiksmų. Estų vertinimo licenzijavimo veiklos metodas yra labiau rizika grįstas ir labiau kontroliuojantis tą situaciją. Tai buvo ta informacija, kad jų bendrovės bandys, taip ir pasitvirtino, kad pas mus ateis ir steigsis ir turės vaspus čia. Finansų ministerija patvirtino, kad kriptovaliutų keityklų banga ir pastebėta, ir stebima. Iki, sakykime, tol, kol Estija ėmėsi kažkokių veiksmų, Lietuvoje veikia tik kelios tokios įmonės iki 10. Ir tuomet Estijai įvedus tuos reikalavimus, tikrai pajutėm, kad Lietuvoje tas naujų įmonių srautas padidėjo. Kai pamatėme, kad įmonės pradėjo aktyviau steigtis Lietuvoje, mes tuo metu turėjom tikrai apie 100 tokių įmonių ir tada Finansų ministerija su kitomis institucijomis proaktyviai ėmėsi veiksmų. O mes nustatėme kriptovaliutų sektoriaus įmonės, kurios naudojasi vogtomis tapatybėmis, galimai fiktyviai didina įstatinius kapitalus, o taip pat bent vieną šio sektoriaus bendrovę turinčią ryšių su Sberbank. Finansų ministerija nemato būtinybės skubėti ir taikyti licencijavimą, kaip tai padarė estai. Tačiau svarstoma, kaip sustiprinti Lietuvos teisėsaugos galimybės taikyti poveikio priemonės. Pavyzdžiui, yra siūlymas, kad būtų galima suspenduoti veiklą ir išvis neleisti tam tikros veiklos vykdyti, bet čia turim atsiminti, kad receptas prevencijos nėra pačios, sakykime, tos bausmės griežtumas, kaip ir kitose srityse, tai yra neišvengiamumas. Kai rengėme šį tyrimą, ukrainietis Pavlo Gavrilovas dar tik ruošiasi į savo šalies kariuomenę. Dabar jis jau ten ir kasdien rizikuoja savo gyvybę. Žmonės pavogę Pavlo tapatybę ir panaudoja ją galimam sukčiavimui Lietuvoje, kol kas nenustatyti. Ir nerizikuoja niekuo. At RB Smart, we're fully EU licensed and regulated and meet the strictest standards to safeguard user accounts and create a safe and fair investment space.